Gerdien babužiai, tai tikiuosi, kad jūsų diena šiandien einasi puikiai, o kadangi praėjo beveik 5 mėnesiai nuo mano pačio pirmo video su FPV dronu, Reelsą tokią trumpametražę, galvojau padaryti tokį progreso video, kuriame pažiūriu savo pirmo video klaidas, aplamai reaguoju į patį editinimą ir nuvažiuosim į tas pačias vietas, perfilmuosim ir padarysim dar geriau ir galėsit vertinti, kiek patobulėjau. Pačiam bus labai įdomu pažiūrėti, kiek patobulėjau. Tai tikriausiai reikėtų parodyti jums tą patį pirmą video. Sureaguosim į jį, pažiūrėsim, kokios klaidos pagrindinės ir važiuosim perfilmuoti. Aišku, dėl autorinių teisių uždėsiu kokią nors tai kitą muziką, copyright free, nenoriu dar būti dematizuotas. Tai iškart yra matoma, kad formatas tikriausiai nėra pats geriausias, gan daug pikselių. Gamta irgi nėra pačioj geriausiai būklė, nes čia buvo žiemos pabaigoje filmuota kažkur viskas. Tai matos, kad drono įgūdžiai gal ir nebuvo patys blogiausi, bet reikėtų to biškį stabilumo skrendant. Ir va, dar matos tas mano pats pirmas logo. Šiaip dabar esu pasidaręs logo animaciją, kurią dedu kiekvieno video pabaigoj. Čia yra mano, nežinau, kaip ir side hustle logo, ResFPV, yra puslapis resfpv.com, kur galite rasti visą informaciją apie mano teikiamas paslaugas. Tai žodžiu, apie patį video ką galiu pakomentuoti. Jis nėra blogas, kaip pats pirmas video. Tikrai yra, ką galim patobulinti. Pirmas dalykas tai tikriausiai būtų color gradingas, kadangi tada dar naudojau Premiere Pro. Ten color grading yra biškai sunkiau negu DaVinci. Tai dabar esu žymiai geresnis ties tom ir manau, kad galim tikrai patobulinti spalvas. Aišku, pati gamta dar tuo metu neturėjo ten tų labai ryškių ir gražių spalvų, bet tai yra vienas dalykas, ką tikrai patobulinsim. Dar sekantis dalykas, aišku, čia lengvas fiksas bus rezoliuciją pakeisti, nes dabar į biškį buvo per daug išplėsta. Žinoma, patys renderinimo nustatymai, kad išvengti tų visokių pikseliavimus, kadangi biškį turiu daugiau įgūdžių dabar, galiu labiau komitinti visokius nepatogias situacijas, kur reikia arčiau priskristi. Manau, kad šitas mano video, pirmo video remake'as gausis tikrai neblogai, bet prieš einant į lauką reikia susitvarkyti tokią vieną problemą, tiksliau paupgradinti mikrofoną, kad nenutiktų taip, kai nutiko praeitą video, kai vėjas sugadino man visą audio, turėjau šiandien kovoti belio kiek laiko, kad jį kiek eina sutvarkyti. O tai mes galim padaryti labai paprastai. Žiūrėk. Keliat maikę, išsimet visus pukus iš bambos ir dedat tiesiai ant mikrofono. Simple as that. Žodžiu, atvažiavom į pirmą lokaciją, kur buvo padarytas video. Tai yra Gargždų parkelis. Šiaip oras tikrai gražus, saulėta. Tik tai jis jau nujaučiu mano pirmą priešą. Tai yra odai. Tai va, tikiuosi mikrofonas gerai veikia su šitais mano bambos laukais. O taip, šiaip pagalvojus keista iš tikrųjų, kiek gali gyvenimas daug pasikeisti per 4 mėnesius. Nes tarkim, va, pavyzdžiui, vakar sužinojau, kad išlaikiau savo pirmą kursą. Ne pirmą, tiksliau, antrą kursą studijų, be jokių skolų, be nieko. Tai visai fainiai. Jeigu kam įdomu, aš šiuo metu studijuoju tarptautinį verslą Olandijai. Šitos pastarosius pusę metų esu Lietuvoje, nes atlikinėjau praktiką kompanijai tokioj, kuri gamina ženklus. Žodžiu, mano užduotis buvo surasti klientų užsienio rinkose. Tai, nežinau, sekėsi ne itin gerai, bet įgavau visai neblogos patirties. Čia mes šiandien filmuosim. Turim tokį draugelį, kuris kimarina čia visada, nežinau. Iš dienos būna, nieks jam, nežinau, neina namo, jis gal namų neturi, nesupras, toks laik sustingęs. Nu, žodžiu, nesigilinam. Einam iš karto tada į mūsų filmavimo vietą, kur sėdėsiu, kad gerai ryšys trauktų. Ai, dar pamiršau pridurti. Tai užvakar pagaliau nusiėmiau savo langetę. Tai dabar vėl atgavau kojas laisvę. Žiauriai, fainas jausmas. Pagaliau vėl vaikščiot kaip žmogui. Tai va, nepagalvojau apie vieną problemą, kuri gali būti iš tikrųjų. Kai buvo žiema, čia nebuvo itin daug žmonių, bet dabar matau, kad yra vienas kitas praėjus. Tai tikiuosi nenutrenksiu šios dronų. Jaučiu lokosimės prie šito soliuką. O čia yra tas takelis, kuriuo skridau žemyn. Žodžiu, man net nepradėjus filmuoti, belekai juodai kanda, aš nežinau, toj putsant, gal pradėsiu jam kandžiot užknisą, bliau. Ir aš negaliu kaltinti,
nes aš pats visą laiką pamirštu pasimti tą suknistą puškalą nuo jų. Tai tokia situacija, eilinį kartą, nežinau, jaučiu padarysiu montažą, kaip podus trankau. Va, cik, va, matot, ninja, eik, ta naf. Žodžiu, konė raudona. Man rodos, aš ilgai tikrai netemsiu, taip kad greičiau putkų. Žodžiu, viską susijungiam, pasidarom nustatymus ir galim pradėti mūsų ekspediciją po Gargždų parkelį. O, blema, pamiršau SD kortelę įsidėti. Grįžtam, tučtojau, antras dublis. Prasideda mūsų ekspedicija. Tai žodžiu, praskrisiu šiaip dabar ramiai pirmą kartą. Neužgausim jokių žmonių. Stengsimės nesimaišytiem. Tai va, čia tas mūsų takelis yra, kur skridau. Pamenu, kai čia skridau, žiauriai jaudinus. Bet dabar visiškai ramiai, be jokių nepatogumų. Jis man jaučiu į kaklą sega, o pačiu mediniai paliu. Bam, bam, bam. Nu, šiaip ryšys čia galėtų būti geresnis. Tai žodžiais ir dingo. Ką čia tada darysim? Keista, kad iš ten tada gaudė gerai. Ne. Ir lost viskas. Tai jau čia eis 8 kitą vietą iškart. Kaip supras landing? Eik šiek. Ne, nu. Alio. Ne, nesileis. Nu, tai kai čia taip ryšys dingo? Ne, tai jis leisis nori. Jam gal geras, gal. Singavom gerai tada. Persilokojam iškart, nėra čia ko sėdėti tarp tuodų ir tarp blogo ryšio. So čia mane zvimbė jau. Aš jam kaip švediškas stalas jaučiu šiandien. Sako, kaip skaniai pavalgysim. Dai, greičiau. Jaučiu žiauriai, liau vietą išsirinkau. Varom, tepam slidės iš čia. Eik, tu savo. Kiek čia vyra. Mane gyvas suvalgysi. Susirinkau manatkės, pabėgau nuo tų vodų, lemba viską nešin dabar. Tai va, eisiu dabar atsėsti ant laiptų. Gal ten geriau bus. Ir ryšio ir odų atžvilgių. Naujas spotas. Ir reikia greičiau suktis, kad spėčiau prieš saulėlydį į Gargždų piliakalnį nuvaryti, kur yra mūsų antras spotas. Ir važiuojam. Tai va, čia yra slėnis. Ir štai čia matosi tos dvi vėliavos iš vidė. Tai va, galim vidurį išskrist. Anksčiau irgi bijodavau pro čia taip priskrist su manual mode, skrendant tada į tą takelį. Nes žiemą, kai filmavau, tai aš filmavau nuo aukštai. Ta ne nuo aukštai, nuo viršaus. Ir man ryšys kaip ir visur gaudė tvarkoj, viskas buvo. Bet va čia kažkodėl kyla problemų. Kaip ir yra ta laga. Bet aš manau, kad mums nebūtinai reikia iki galo skristi. Problema. Signal lost. O biškit gaunam. Gerai, skrendam atgal. Bet tai kas šios to ryšio, aš nesuprantu. Iris, var iris. O, blemba. Opa, labai negerai. Tikiuosi nesusivarė niekas. Eik tu nafik. Ką, varom pasiimt droną? Štai mūsų dronas. Reikia tikėtis, kad viskas tvarkoj. O, blemba. Murzius. Nu, ką žinau, kol kas su propeleriais atrodo viskas tvarkoj. Kojas irgi sveikas. Reikia grįžti apsivaryti ir toliau skristi. Mas pro šalį atgal pamačiau vyrą su dukra einantį, kurie pažiūrėjo mano daiktus, kol aš jau pasiimt droną, tai parodžiau jiem tą visą drono vaizdą, ką aš matau. Liko patenkinti, susidomėjo. Ir nusprendžiau, kad aš čia atvažiuosiu rytoj, nes į slėnį jau saulė visiškai nebešviečia. Šviežia tik į piliakalnį, kur turim važiuoti sekantį spotą. Tai galvoju, atvažiuosiu čia rytoj anksčiau, kai bus gražu, švies saulė ir išeis gražesnis kadras. Atvažiuoju į piliakalnį, tai su apšvietimu čia irgi nelabai geri reikalai, nes matot, saulė jau slepiasi už medžių ir aplamai šitas šlaitas visas nevisišečia. Tai galvoju atidėti šitą filmavimą su dronu sekančiai dienai, nufilmuoti ir tą pusę, ir šitą pusę, ir padaryti gerą montažą. Galvojau, kad atvažiuosiu ant saulėlydžio, bus romantiška, gražu ir aukščiausiame lygi, bet apsirikau biškį. Bet aišku, nieko tokio, iš klaidų mokomės ir susitiksime rytoj. Dai.
Jau. Tai šiandien jau yra porytojus. Kodėl porytojus, o ne rytojus, kaip sakiau, kad video bus. Na, vakar buvo labai apsiniaukę, tai nenorėjau iš šūdo išspausti aukso, todėl sulaukiau gerų orų ir atvariau šiandien. Tikriausiai kaip čia skrendu daugiau nerodysiu, nes aprodžiau jau užvakar, kokiu man čia kadrų reikėjo. Pradedam filmation. Gerai, pasidarėm visus kadrus, kurių reikėjo. Dabar šiaušiam tiesiai ant Piliakalniaus. Vova, aš jau čia. Taip, kad traukiam droną ir tučto jau kylam. Tai va, jeigu aš noriu atkartoti savo pirmą video kadrus, man realiai reikia va šitą šlaitą, arba nežinau kaip čia pavadinti netgi. Ir man reikia tada dar šito kryžiaus, šitų va dar tada tiltukų. Šiaip būtų fainiai parojos arčiau praskrist negu praeitą kartą. Bet aš abejoju, kad man čia eis įsibėgėjus labai greit. Aha. Šiaip galiu vieną tiltuką praskrist, nes aš vieną kadrą grinai skrendu iš šitos pusės į viršų. Nu, žiemą gal čia gražiau atrodo iš tikrųjų, nes matęs vandenuką, dabar čia viskas apžėlė. Tai aš galvoju, jeigu mes padarytume šitį. Bet irgi dabar jaučiuosi žymiai patogiau čia skraidydamas negu anksčiau. Prieš tai visas toks susikausus, kad tik neįpult. Dabar, kai matot įgūdžiai geresnį, biškį jau laisviau jautiesi tą droną. Ok, tai dabar šitą turim. Tai iškart galim skristi prie kryžiaus. Ir čia buvo toks daivas. Pratiltelius. Ir kažkur čia išsibaigia mano tas šotas. Ok. Dabar, žodžiu, skrisiu prie to kryžiaus ir pabandysiu daivindamas tokį dar rolą padaryti. Skrendam prie kryžiaus. Ir daivas. Bandom arčiau tiltelių. Visai neblogai šitas, bet galėtų būti geriau. Tai bandom dar kart. Dar. Kol išeis padaryti tobulai. Gerai, nusifilmavau visus kadrus, kur reikėjo. Dabar grįžtam namo, sumontuojam ir vertinam savo progresą. Noriu padėkoti visiems papaužiam, kurie pažiūrėjo šį video iki galo ir pamatė skirtumą tarp gamtos ir mano įgūdžių. Aš asmeniškai manau, jog šis video tikrai turi tobulėjimo požymių, bet ar jis buvo tobulas? Visiškai ne. Būtent to man ir patinka šis hobis, nes progreso ir tobulėjimo lubos yra labai aukštas ir tu tai gali daryti įvairiais būdais. Taip, kad noriu jums visiems palinkėti geros likusios dienos ir iki susitikimo.